visi. Su jumis sveikinusi aš, Elizabelė Darkelpijas. Ir šiandien aš darau čaukerių kolekciją. Tai einam į video. Dabar patį pirmą savo parodyti. Tai mano pats pirmas buvo va šitas juodas. Ir ja. Po to yra va toks švelnus su burbuliukais. Tie burbuliukai gan paaštrinti. Jie kaip spygliukai. Beveik kaip retan, bet pas retan kitoks. Pas ją, man atrodo, švelnus, pas ją juoda juostelė ir su dideliais spygliais. Toliau yra paprasta juoda linija. Jie yra švelni, man labai patinka. Aš manau, kad reikia taip nešiot, nes taip atrodo kokybiškesiu, bet ką tik truputį nusišnekėjau ir atsiprašau, šiandien nemoku kalbėti. Tai aš manau, šitą reikia nešioti pusę, nes atrodo šitas geriau negu čia, nes čia yra švelnu. Čia tokia jau truputį šiurkštesnė, tai gražiau atrodo lygiai. Po to yra paprastas su gėlytėm. Man jis labai patinka ir nežinau, kodėl pas jį nėra visi šitie su blizgučiai. Čia truputį buvo nutrūkę, tai reikėjo man. Jis man truputį yra vis tiek per didelis, bet jeigu prikabinsiu ant šito, man jis bus per didelis. Jeigu ant šito, tai jau puiku bus. Liau yra paprastas čaukeris, bet kūno spalvos jau man atrodo, kad jis permatomas, bet jis yra labai šviesios rožinės spalvos. Po to yra va toks, man jis labai patinka, aš jį dažnai nešioju ir jo. Po to yra kaspinėlis, aš nežinau kaip jį užrišti, tai aš nei karto nesu užsidėjus, nors ir šiais metais, kai buvo dar vasara, jį pirkau, tai. Paskutinis yra va toks pakabukas su va šitu, man jį žiauriai patinka ir jo. Jeigu klausėt, ar aš kiekvieną dieną dėviu čaukerius, taip, aš kiekvieną dieną dėviu čaukerius. Aš šiaip tais prieš šiais metais visus tuos nusipirkau ir aš už praeitais neturėjau, aš tiesiog gyvenime neturėjau, o šiais metais tiesiog man labai pradėjo patikti mada ir mano mama nupirko. Tai jo. Ačiū, kad žiūrėjote. Like, subscribe ir iki, jeigu jums patiko mano intro ir outro, paspauskit like ir sekite mane visus dalykus, kuriuos parašysiu outro, tai sekite mane. Bye! Ačiū, kad žiūrėjai. Like, subscribe ir iki.